Tai treneri, kokiom nuotaikom susirinkot į stovyklą, koks pasiruošimo planas ir kada galima tikėtis galutinės sudėties? Pasiruošimas puikus, atvažiavo beveik visi žaidėjai, trūksta tik tai 4-5, kurie prisijungs labai greitai. Ališauskas jau atvažiuos, prisijungs į Lenkijos pasiruošimo varžybinį etapą. Nuotaikos geros, visi užsivedę, motyvuoti, traumų kol kas jokių nėra. Procesas labai smagu šiais metais, nes bus ir kontrolinių rungtynių nemažai. Tai jaučiasi, kad žaidėjai tuo yra užsimotyvavę, nebus taip nuobodu tam visam procese stovyklos. Tai ruošimės dabar kol kas Lenkijai. Tas pasiruošimas Lenkijai nėra būtent šiom rungtynėm, bet tiesiog kaip ir kiekvienom rungtynėm. Tu ruošies, kažkiek ruošies, bet visas pasiruošimas vyksta čempionatui pagrindiniam. O balandžio 7-8, kaip minėjot, žaisit su Lenkija. Kokie tikslai šiuose rungtynėse ir kokių atsakymų tikitės po šių rungtynių? Taip, tikslai turbūt pagrindiniai, kad pasiruošti pagrindiniam čempionatui. Turbūt antras tikslas pasižiūrėti visus žaidėjus, kurie atvyko į stovyklą, duoti visiems šansus, nors pagrindinis treneris kalba, kad šansai duodami kiekvieną dieną, treniruočių metu, bet noris ir varžybosiems suteikti tą progą, tai jinai tikrai bus. Ir pasižiūrėti, kur mes esam bent jau šiame etape. Aišku, Lenkų rinktinė labai stipri, tiksliai nežinom, kokio pajėgumo ji bus pasiruošusi, jie atvažiuos, bet tai tikrai gera proga ruoštis. O žvelgiant į pasaulio čempionato tvarkaraštį, visas išskyrus vienas rungtynės žaisite ryte. Kiek tai koreguos patį pasiruošimą, ką apskritai manote apie tokį tvarkaraštį? Mes visą laiką derinamės prie čempionato rungtynių, visą laiką ir taip pat ir kontrolinės varžybas stengiamės irgi tuo pačiu metu prašyti, kad tai būtų tvarkaraštis, nes reikia tam pasiruošti, reikia tam, kad visas dienos eiga būtų būtent koncentruotos į tokį laiką. Tai mes irgi kreipiam dėmesį į tai. Ačiū.